Labas žmogau. Man kažkaip čia logika nesuveina, jau galit paaiškinti, čia didžioji dalis Lietuvos man aiškina, ypatingai mano mylimos žuvytės, kad rusai nieko nemoka, nieko nesugeba, viską prageria, skalbenkas vagia, unitazus vagia. Tai kaip dabar čia gaunasi, tiek to jau, Ukrainos karinių veiksmų neliesiu, ten kur rusai kasdien eina į priekį. Nežinau gal kuo ten jie ką daro, bet kitas ir dalykas. Krymo tiltas. Kas pastatė Krymo tą tiltą? Negi rusai. Taigi rusai statyti nemoka. Nes netgi NATO per 3 metus nesugeba ne tai kad susprogdinti, sugadinti tilto, kad nebūtų jo galima naudotis. Niekaip nesuprantu. Kas tą tiltą pastatė? Tikriausia, kokie nors ateiviai? Tai galbūt ateiviai jau yra pas rusus. Tai mes apie tai nežinom. Nes kaip tai gaunasi? Rusai nieko nemoka, bet NATO nieko padaryti negali paprastam, elementariam, ilgam tiltui, gal 15 km ilgio tiltui, negali su nieko padaryti. Net vokiečių generolai per to klausimą sėdėjo. Apie tai yra visa informacija Vokietijoje. Buvo jie paviešinti pokalbiai, kaip jie ten bandė, planavo tą dalyką susprogdinti. Ir niekaip negali susprogdinti. Paaiškinkit man, žuvytės. Arba tie, kurie aiškina, kad Rusijoje nieko nėra. Gal atėjo laikas vis dėlto priešą įvertinti ir pažiūrėti, kaip nebūtų jums žiauru, baisu, kaip nesugriūtų jūsų pasaulis. Bet jeigu jūs norit įveikti savo priešą, jūs turit įvertinti jo stipriasias pusės. Padaryti svotą. Silpnosios pusės, stipriosios pusės, vidinės, išorinės. Tada reikia padaryti veiksmų planą. Tada pradedant įgyvendinti veiksmų planą, reikia padarai vieną veiksmą, žiūri, ar tu gavai tą rezultatą, kurio tu norėjai, ar gavai ne tą rezultatą. Tada koreguoji planą. Atrodo, nieko sudėtingo šitas kaimietis jums nepasakoja. Ar kažką jums atitinka paaiškino, ar kažkokios uždavė laipsningus klausimus. Argi juos sunku atsakyti ir sunku tą padaryti, bet kažkodėl tai niekas nedaro. Tai man kyla klausimas, kad tikrai niekas nenori Rusijos nugalėti. Visi nori padaryti viską, kad Rusija diena iš dienos stiprėtų. Pasakykit, kad aš neteisus. Jonavos Achemos pavyzdys. Mes Lietuvos darbuotojus atleiskim, bet prikim amoniaką iš Rusijos ir mokėkim Rusijos darbuotojams atlyginimus. Kad jie sumokėtų mokesčius, kad jie turėtų už ką kariauti. Sankcijos? Sankcijos Rusijai? Nežinau, man atrodo, ne Rusijai, bet vadina, kad Rusija sankcijos. Paprasti, elementarūs klausimai. Kas nors sugebėsit atsakyti? Iš tų, kurie aiškinat, kad Rusiją reikia nugalėti, Rusija silpna, Rusija nieko neturi. Bet kokia atveju, žinot, kad jūs nuostabūs. Nesvarbu, ar sugebėsit ar nesugebėsit atsakyti.